Jeigu seansą organizuojate pirmą kartą ir techninė įgyvendinimo dalis atrodo pakankamai sudėtinga, nebijokite, nes šiandien mes jums ir papasakosime keletą patarimų, kaip visą tai padaryti paprasčiau. Renginio įgyvendinimui jums reikia nei daug, nei mažai. Jums reikės kompiuterio, ekrano, projektoriaus, garso kolonėlių, interneto, o svarbiausia – kūrybiškumo. Geriausia renginiui pasiskirti žmogų, kuris techniškai būtų atsakingas už jo įgyvendinimą, tačiau jeigu tokį neturite, nieko baisaus, nes aš jums tuoj viską papasakosiu. Norint tinkamai pasirinkti seanso vietą, svarbu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Nuo pasirinktos erdvės priklauso ir garso kokybė. Ypač didelių iššūkių kyla didelėse, tuščiose erdvėse, kuriuose aidi. Tokiu atveju, turint net ir labai gerą garso sistemą, filmas gali būti sunkiai girdimas. Esant galimybei, rinkitės tokią erdvę, kurioje būtų daugiau minkštų paviršių. Kabo užuolaidos, yra kiliminė danga arba yra daugiau minkštų baldų. Taip pat rinkitės tamsesnę erdvę arba tokią erdvę, kurioje galėtumėte reguliuoti šviesą. Kabo užuolaidos arba yra roletai. Būtent dėl to mes atvykome čia į Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Antakalnio biblioteką, kuri turi erdvę puikiai pritaikytą tokiam seansui. Taigi, pasiruoškime erdvę. Pasiruoškime kėdes, fotelius, sėdmaišius, nes jauki aplinka lygiai taip pat prisideda prie įsimintinos filmo patirties. Ekranai būna įvairių tipų. Pakabinami ant lubų arba tokie kaip šis pastatome ant žemės. Tačiau jeigu ekrano neturite ir galimybės jo išsinuomoti nėra, visada galite vaizdą projektuoti ant baltų sienų arba kitų baltų objektų, pavyzdžiui, kaip reklaminio tento vidinė pusė, baltas audinys arba kiti balti paviršiai. O jeigu jūsų organizacija seansui nuspręstų naudoti televizorių, jį rekomenduojame naudoti tik tokiu atveju, jeigu seanse dalyvauja iki 10 žmonių. Skirtingoms rodymo sąlygoms jums gali reikėti skirtingų projektorių. Jeigu jau tokį turite, tai pasidomėkite, kokiu atstumu jis yra skirtas projektuoti ir kokio dydžio vaizdą su juo galima išgauti. Tai jums padės renginio metu apsispręsti, kokioje vietoje statyti projektorių ir kokio dydžio ekrano jums reikės. Norint užtikrinti neiškraipytą vaizdą, projektorių visada statykite ekrano viduryje. Taip pat užtikrinkite, kad seanso metu žmonės eidami pro šalį neužkliudytų laidų arba nevaikščiotų pro ekraną. Nors dažniausiai planuodami kino seansą galvojame apie projektorių, garsas yra lygiai toks pats svarbus sklandžiai kino patirčiai. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek jūsų seanse dalyvaus žiūrovų ir kokio dydžio erdvėje būsite. Tokiai erdvei kaip ši gali pakakti paprastų kompiuterio kolonėlių arba bevėlės nešiojamos kolonėlės. Tačiau jeigu seansą organizuojate didesnėje erdvėje, tokioje kaip konferencijų salė, aktų salė arba lauko erdvė, verta pagalvoti apie didesnio galingumo kolonėles. Prieš seansą atkreipkite dėmesį į kompiuterio nustatymus. Įsitikinkite, kad seanso metu kompiuteris neužmigs, neišsikraus, neiššoks jokie kompiuterio sistemos pranešimai. Filmą jūs žiūrėsite tiesiogiai naršyklėje, todėl jokių papildomų vaizdo peržiūros programų jums nereikia. Viskas, ko reikia, tai tik stabilaus interneto ryšio. Prijungę kolonėles, išbandykite, kaip jos skamba jūsų pasirinktoje erdvėje. Ištestuokite, ar garso takelį girdės net ir sėdintis gale. Viską pasiruošus, prieš seansą svarbu pasitikrinti filmą jau su visa paruošta įranga. Pasižiūrėkite filmo pradžią, vidurį, pabaigą, atkreipkite dėmesį, yra vaizdas, garsas ir subtitrai. Taigi pasikartokime. Svarbiausi dalykai, kuriuos reikia padaryti prieš seansą. Erdvė, kompiuteris, ekranas, projektorius, kolonėlės ir internetas. O svarbiausia, nepamirškite gerai praleisti laiko. Gero seanso! Yeah.